Dar rekomenduočiau daryti, kad išvengt papildomų nešvarumų baseine. Tai labai paprastas dalykas. Labai dažnas žmogus dengia va šituo dalyku baseiną. Čia šitas dalykas, uždangalas, turi savyje skilučių. Tai per tas skilutės pribėga vanduo ir tas visas uždangalas palaipsniui po truputėlį nuskęsta. Tada atskrenda paukštukai, prikakoja, dulkės iš viršaus irgi subėga, visi nešvarumai subėga. Ir žodžiu, kai tu ištraukinėjai tą uždangalą, vis tiek visas tas šūdas papuola į baseiną. Nori tu to ar nenori, kad ir kaip tu ten kultūringai, gražiai be ištraukinėtų. Tai žodžiu, tam, kad nepapultų šiukšlės į baseiną, mes pasiemam paprastą izoliaciją ir užsikliuojam. Čia va sezoną atlaikė, po sezono vėl keičiam. Užkliuot skilutės naudosime paprasčiausią permatomą lipnią juostą. Pasiėmėm kažkokį lygų paviršių, kad būtų lygų. Prisitempiam čionais skilutę, pasidedam lygiai gražiai, atklijuojam seną, išsivalom. Gerai išsivalom, klijai matosi dar likę. Šiaip iš tikrųjų laiko sezonui tikrai jums užteks. Svarbiausia lygiai pasidėti, kad be tarpelių priklijuot. Gerai nusivalom. Tada pasiėmam izoliacijos. Ir jį tiesiog paimam ir uždedam. Uždedam ir priklijuojam taip, kad nebūtų jokių tarpelių. Ir viskas. Ir tai visus. Užsiklijuojam, žinokit, sezoną tikrai atlaikys. Dabar visas šitas skilutės užsiklijuojam, uždengiam ir viskas, pamirštam. Bus ant viršaus tik dulkės ir paukščių kakučiai, kurie be vandens labai lengvai nusiims ir išsimes. Ir pamiršit visus kakučius ir nuo baseino uždangalo purvus savo baseine, nes žinokit, visą laiką jų patenka. O jeigu nedengėt baseino, tai pamirštat izoliaciją, uždangalą į šiukšlių kibirą, gyvenat, džiaugiatės ir maudatės saulėje.